Sveiki atvykę mano naują filmuką. Senai grįžau ir šiandieną ryte turėjau tokį įdomų rytą. Tai buvo nauja patirtis, naujas dalykas, ko nesu dariusi. Manau, beveik visi, kas turi mašiną, yra tai darę. Reikėjo man technikinį patikrinimą padaryti mašinai. Ir visą laiką vyras tai daro. Visą laiką pasiėmė mano mašiną, nuveža, aš niekada nesidomėjau nei kas, nei kaip, nei kur ten vežti ir nežinojau ir niekada to net nedariau. Bet šiandieną gavome tokį laiką, kad arba man reikėjo imti jo mašiną ir važiuoti nuvežti vaikus, arba vežti pačiai technikinį. Pasirinkau geriau pati nuvežti mašiną technikinį, negu vaikus su vyro mašiną išvežiuoti, nes tiesiog nesu aš su jo mašina važiavusi. Labai stresuoju, jeigu reikia vairuoti ne savo mašiną. Nežinau, jos visas kitokios. Tai geriau nusprendžiau važiuoti tenais ir tenais nuvažiavus iš tikrųjų buvo valanda tokia kaip ir laukimo, nes nuvažiavau šiek tiek anksčiau, tikėjusi gal paims anksčiau, bet nepaėmė ir per tą laiką susitvarkiau telefoną, tai ištryniau aplikacijas, kurių nenaudoju, kuriuo aš turiu labai, pas mane aplikacijų buvo gal kokie 6 puslapiai. Pilni visko ir pusę nenaudoju, tai pratryniau ir pasidariau kategorijas, tai dabar sėdžiu prie telefono ir ieškau, kas kur, nes aš nieko nerandu. Taip susitvarkiau, kol nepriprasiu, kas kur yra. Lukis svečiuojasi pas mus, Olego labai jam pavydį. Tik įsieina į kambarį, jį iš karto prilėkė prie manęs, atrodo konkurencija tokia vyksta. Tai praėjo mano mašina tą technikinį, tada su vyru nuvažiavome papusryčiauti, tai labai fainai praleidome rytą. Tada užsukau į Primarką, nes noriu nusipirkti dar vieną bliuzoną. Prieš kokį 1,5 mėnesį nusipirkau Van Gogh bliuzoną su paveikslu. Instagrame pamačiau, kad viena mergina dalinasi savo Primarko pirkiniais ir tame video rodė, kad atsirado naujų bliuzonų. Ir šiandieną, kadangi ėjome į shopping centrą, nes vyrui reikėjo poros dalykėlių, tai užėjau aš į Primarką ir nusipirkau dar vieną tokį bliuzoną. Ėjome į kelias parduotuves, vyras pasižiūrėjo sportbačių, niekas nepatiko, tai galvojame šiandieną pasiemus vaikus važiuoti į outletą, tai Kildare Village. Tai šiandien mes grįžom į namus ir kažkaip visi tokie įtartini į savo kampuose, dažniausiai visi subėga prie durų, katinas, šuo atlėkė ir šiandien jie man tokie įtartini ir mes labai greitai supratome, kas atsitiko. Tai įėjus į svetainę pamatėm kur šukės, žemės, tai aš nežinau kuris. Palikom uždarytą žaliuzes, matomai jie norėjo žiūrėti pro langą, sujudino tą žaliuzes, krito visi vazonai, tai sudaužė vieną vazą, vieną vazoną ir žvakidę. Tai kalna šukių, kalna žemių ir tokie visi nusikalti. Kaip pat su vaikais nieko gražus negali turėti, taip ir su gyvūnais, nes, tiesiog dušta. Mėgstamiausia vaza sudužo ir vos neverkiau ir sako šukės laimė, visai nelaimė. Dabar nežinau, kol rasiu tokią pat vazą, kur sudaužė, nes aš ją taip džiaugiausi radusi, nusipirkusi, o dabar nebeturiu, tai nežinau. Grįžau tokio geroje nuotaikoje ir tada susigadinau nuotaiką, pamačiusi viskas sudaužyta, viskas suverst. Koks tu juokingas su savo iškritusiu liežuviu. Eik. Svetišiam savaitgaliu, tai labai jis čia iš tikrųjų gerai įsitaisė, labai gerai įsipaišė, net nesijaučia, kad dar vienas šeimos narys namuose. Ir Lukis svečiuose, tai pabus dar jisai, nežinau, kelias dienas, kitą savaitę aš jį parvešiu turbūt namo. Tik tais, kad šunis katinai jo lovą kartais užima, būna nepatenkintas, bet šiaip labai čia gerai svečiuojasi. Ir Magnus sakė, jo neatiduos, nes labai myli. Čia Michelangelo paveikslas ant bliuzono. Tai atrodo taip. Man patinka jie tokie, gatavai nuplauti, pasendinti. Atrodo, kad daug kartų jų skalbti. Ne Adidas, ne Nike'as, ne kažkas užrašyta. Treningai, bet ne visiškai treningai. Nemėgstu aš tų brandų, nemėgstu logotipų. Nusipirkau marškinius, rašo, kad turėjo kainuoti 12 eurų, aš sumokėjau tik 5, buvo su nuolaida, tai tokie. Ir tokius pat marškinius kitos spalvos. Pamačiau, kad 5 eurai, pasiimu dar vienus, nes man jie labai patinka, tokio oversizinį. Nusipirkau 2 dalykus, abu turiu, tai kitų spalvų, bet tokie basic dalykai, kuriuos aš myliu ir nešioju. Jeigu kažkas patiko, perku vėl tokį pat ir tik kitos spalvos, arba net tokį pat pakeičiu ir turiu. O, čia futbolą.
Labas, sugalvojau su jumis pasidalinti savo pirkiniais, ne tik savo, bet ir vyro pirkiniais iš outleto. Tai vakar mes iš tikrųjų nuvažiavom tenais pirkti vyrui batų. Tai yra didžiulį maišį pirkinių ir jis nemėgs apsipirkinėti. Ir metus kartą jas nuvažiuojam ir nuperkam vienu metu jam visko daug. Ir tada jisai nešioja porą metų, kadangi buvo labai dideli išpardavimai po švenčių, kurių net nelabai ir tikėjomės rasti, nes ieškau, kad jų viskas bus pasibaigę. Bet buvo daug išpardavimų, daug nuolaidų. Tai įsigijau ir aš kelis dalykelius, kuriais šiandieną su jumis pasidalinsiu. Pirmoji parduotuvė Clarks. Ir Clarks tai yra odinių kokybiškų batų parduotuvė. Pirmas dalykas, ką aš nusipirkau, tai yra klasikinis rankinukas ir jūs nepasitikėsite jo kainą. Tai pirmiausia parodysiu patį rankinuką. Tai yra, turi ilgą dirželį, pats rankinukas, rankenėlė ir, toksai labai solidus rankinukas. Iš tikrųjų, nieko tokio, rimtesnio neturiu. O kas dar labiau patiko, tai jo kaina. Aš už jį sumokėjau 6 eurus. Aš iš tikrųjų pagau, kad klaida, bet, sakė, ne, aš jų nepagiau tenais, jau iš tikrųjų tokia kaina. Ir buvo dar tų rankinukų po 6 eurus, tiesiog vien dėl to, kad pigų neėmiau. Rankinuko kaina 45 eurai, bet tai outleto kaina, tai jis parduotuvėje būtų dar brangesnis. Turbūt sėkmingiausias vakaro pirkinys, kainos atžvilgiu. Tai yra vyro batai, tai vyras nusipirko, nežinau, 4 poras batų vakar, bet jam labai reikia. Pirka sportbačių, tai aš net neinu į tą temą, nes tenais yra tragedija, bet nevažiuoju su manimi parduotuvės. Ai, žinau, kaip su tavim bus, važiuoju, nueisim po to ten 3 valandas kuisės ir neišeisim ir vienu žodžiu nevažiuoja. Pirksiu internetu neperka, nes nežinau, nes reikia matuotis. Tai gaunasi, kad jisai be batų, aš nežinau, kiek laiko. Tokius odinius aulinukus, man jie labai patiko, pažiūrėkite, kokie minkštumą, kokie patogumą atrodo, odiniai, matosi versta oda, odiniai, minkštučiai, fainučiai ir jie kainavo 40 eurų ir jo. Tada aš nusipirkau savo štai tokius batus, ilgą laiką norėjau rudų batų, tai pagaliau radau tokius aulinukus. Tada nuėjom į Zvilling parduotuvę, ten yra peilių parduotuvės, bet mums reikėjo žirklučių nagams. Vyras turi tokią piniginikę ir tenais yra 5 ar 6 įrankiai, manikiūrų skirti. Sakė, lyg 12 metų turi, bet per kraustimąsi susispaudė tas rinkinukas ir mūsų tos žirklutės buvo lenktos, jos dabar kaip ir išsitėsė, bet jos tiesiog nebekerpa. Bandė jas visai ten prispausti, patvarkyti, nieko nebesigauna, vienu žodžiu sugadino tos žirklutės, o jos yra kosminės ir nieko geresnio mes nesame turėję ir kad ir ką, nupirkau kitokias žirklutės ir niekas neprilygsta būtent šiom žirklutėm, tai grįžom į tą parduotuvę ir nusipirkom žirklutės. Žirklutės sumokėjom 31,95, auč. Bet originali kaina 47,95, bet, vėl 12 metų turėsim ir labai geros, ir vaikam naudojam, ir savo, ir, tiesiog kosminės žirklutės. Kiekvienose namuose turėtų būti kažkas toks. Ir man patinka, jie dar turi tokį mažą maišelį, kur įsidėti tas žirklutės. Vyras apsipirko Pumoj, tai nusipirko raudonus sportbačius. Labai patiko, visą laiką norėjo raudonų batų. Čia irgi vyriški drabužiai, gal ne visiems įdomu, aktualu, bet parodysiu vis tiek. MW kolekcija kažkokia matyti. Tai kainavo 110 eurų, buvo su nuolaida 60 ir viskas, ką pirkome Pumoj, beveik viskas, ką pirkom Pumoj, dar minusavosi 50% nuolaida ant esamos nuolaidos. Tai šis džemperis kainavo 30 eurų. Ir labai fainas, tokios tekstūruotos rankovės, kokybė jaučiasi labai gerai. Nusipirko tokias kargo kelnes, kurios atrodė labai fainos, tai tokie kaip treningai, bet kelnes su raištukais. Ir su gumytėm apačioje. Štai toksai. Su štai tokia kišenė ir užtrauktukais. Maikės čia yra iš tikrųjų bėgimui, man atrodo, skirtos maikės, bet jis jas nešioja tiesiog po drabužiais kaip basic maikutes. Tai jo. Štai tokios, tai nusipirko jas 2. Tada yra dar vieni Pumos batai. Šitie iš tikrųjų labai faini, tinka prie visko, identiškus turėjo iš Skechers, man atrodo, parduotuvės praeitais metais, bet taip sunešioju. Vienas mano pirkinukas iš Under Armour, tai pasiėmiau štai tokį dalykėlį ant galvos. Padarė juostą, kad apsaugotų ausis su tokiu pašiltinimu. Labai fainas spalva, tinka prie mano palto, tai galėtų nebūti tos etiketės, bet ką jau darysi. Paskutiniai 2 pirkiniai yra vėl batai. Aš išsirinkau pirmą ir tada pamatėme, kad jie yra unisex ir sakau vyrui, ir tu pasimatuok, nes žiauriai patogus ir įdomus. Ir išsirinko tokius pat, būsime tos crazy poros, kur vaikštas vienodais batais. Tie Nike pasirodė,
kosminio patogumo. Ant tokio kaip batuto vaikščiotum, nepaisi po mišką dar kažkur, nes jie balti. Buvo ir juodi, bet juodi, kadangi mano koja yra gan didelė, labai vyriškai atrodė. Tai balti tokie, gražesni, bet čia vat vyro, identiškus turiu ir savo. Bet va čia skilutė, čia tokie gal net labiau gali sporto salė eiti, kad, nes po to čia prilys visokių žemių dalykų, nežinau. Labai unikalus ir įdomus dizainas, tai vat dėl to man jie ir labai patiko. Aš rinkau pirmą ir tada vyras nusikopijavo ir dabar turime vienodus batus. Tiek mūsų pirkinių, smagiai pasibuvo. Šiam penktadienį ir buvo labai faina, kad mažai žmonių. Ten buvo tam tikros parduotuvės, kur daugiau žmonių, kai kurios, kur ypač brangesnės, buvo mažiau. Ir išpardavimai buvo visur ir labai didelį. Clarks, pavyzdžiui, batuose buvo labai daug batų po 10 eurų paleistų. Tai vaikiški batukai, tai buvo iš viso kosmosas, 10-15 eurų. Iki 20 eurų galiu nupirkti vaikui labai gražius ir gerus batukus. Aš ką tik Magnus nusipirkau batukus iš Skechers ir kad aš būčiau žinojęs. Ir pamačiau, ant kiek aš permokėjau, net Skechers parduotuvėje buvo nuostabių vaikiškų batukų 15, 20, 25 eurai. Aš stipriai permokėjau už paprastus juodus, be nieko, be jokių ten šviesų, be kažko. Pamoka tokia, kad reikės ten dažniau užsukti. Šeštadienis, oras ryte buvo visai neblogas. Atvažiavo mano brolis ir, kas nežino, aš turiu 2 brolius. Žiūriu mano filmukus ilgiau, visą laiką žino mano mažai brolį, bet aš turiu dar vieną brolį, kuris yra 3 metus jaunesnis už mane. Tai buvo atvažiavęs šiandien ir mes kartu važiavome apžiūrėti butų. O aš atėjau čia iš tikrųjų į kambarį, net neplanavau jums parodyti, ką nusipirkau, bet planavau išsikraustyti viską. Atėjau į šį kambarį su reikalu, nes noriu supakuoti draugės mažylio dovanėlę. Tai čia yra 4 mašinytės ir reklamoje šis dalykas atrodė taip, wow, fantastiškai, ten tos mašinytės, jas patraukia, pačios važiuoja, tada pasidaro tokia, toks maišelis, jisai atsiklijuoja šonus ir pasidaro didelis kilimėlis, ant kurios to mašinytėm žaidi, tada tu padarai iš šio maišelį, susidedi mašinytę, susidedi visus tos priedus ir toks tvarkingas, žaislas, kuris yra į ką sutvarkyti, kas man labai patinka, žaislai, kurie turi savo kažkokius namus, dėžutes, kažką, tai šis dalykas turi maišelį. Fantastiškas. Nebuvo jisai toks pigus, o atvažiavo tokioje nerimtoje dėžutėje, nes kartais būna kokia nesąmonė, mašinytė įdeda į tokią bombastinę dėžę ir ta mašinytė atrodo wow, o kartais perki visai fainą ir įdomų žaislą ir dėžutė kažkaip neturi vaizdo. Tai šį kartą taip nutiko, pirkau internetu, atėjo dėžutė ir žiūriu, negi čia tai. Tai toksai, tokia dovanėlė, bet ją supakuoti gražiai į dovanų popierių ir tuo pačiu susitvarkyti šį kambarį. Tai tiek kol kas iš manęs, einu išsikrausti į savo fainus pirkinius ir susitiksime mes turbūt vėliau. Taip atrodo tas rinkinukas, apie kurį kalbėjau nagams. Tai dedasi dildė, čia toksai šitas dalykėlis ir pincetas. Pincetas nelabai man patinka, bet buvo čia žirklutės, tai dabar įtiesiu čia naujas ir turėsime tokį rinkinuką patogų. Kad pasidariau nagus ir užsidėjau tokį topą, kuris yra matinis ir su tokiais mažais burbuliukais. Man visą laiką primena velykinius kiaušinius kažkodėl, arba putpelių. Vaikai, smagu šitas žaidimas? Taip. Taip. Labai, iš tikrųjų, labai fainas žaidimas. Ką tik išbandėm, rekomenduoju. Oranžinė, nutrauk. Magnus nukrito. Žiūrėkit, kaip kačiukas žiūri, kaip žaidžia. Labas rytas, šiandieną kieskimas. Labai neprotingai apsirengiau paltą, nes šiandieną iš tikrųjų pliaupė lietus kaip iš kibiro nuo pat ryto. Tai išvežiau vaikus, dabar važiuoju namo, pasimsiu vyrą ir mes važiuosime leisti smagiai rytą. Važiuojame su vyru į baseiną, į sauną, tokį mini pasimatymą pasidarysime šiandien ryte. Senai nesimatėm, daug dirbo jisai. Kankinuosi su
žandikaulio skausmu ir galvoju, ar man dantis skauda, ar man žandikaulį perpūtė, ar kažką pasidariau, bet skausmas tiesiog abu tie kaulai ant tiek išsiskauda, kad tada prasideda tokia kaip migrena ir tai 3 dienas nesibaigė. Prisirašėme į tokį sveikatingumo centrą, tenais yra ir baseinai, ir sporto salės, ir klasės, pamokos vaikam plaukimo, absoliučiai viskas ir nekantraujam iš tikrųjų pradėti visi lankyti. Tai gal rytoj Čerliukas neturi mokyklos ir turiu 2 planus, arba važiuoti į baseiną, arba vežtis juos į tokią vietą, kur labai senai noriu nusivežti, bet niekaip neprisiruošiu, nes kaip reikia juos nuimti nuo mokyklos, nes nenoriu važiuoti savaitgalį, tai galbūt rytoj tenais važiuosim ir į baseiną nuvažiuosim kokią kitą dieną, gal trečiadienį. Tai galvoju vežtis jūs labai fainą vietą, Tullamore miestelyje, iš tikrųjų nežinau, yra geras kelias pavažiuoti, bet galvoju būtų labai smagu išbandyti ir manau vaikams ten labai patiktų. Norėjau daryti ten Čarlio gimtadienį, bet jie tame tarpe tarp Kalėdų ir Naujųjų buvo uždaryti, tai nedarėm, bet galbūt jeigu patiks, švęsime ten Magnus gimtadienį. Tai ką tik gavau didelį siuntinį. Minėjau praeitame filmuke, kad susitvarkiau kosmetiką ir aš telefone dariau sąrašą pirkinių, ko man reikia ir žadėjau viską surinkti ir tiesiog užsakyti vieną kartą. Tai vad būtent tą ir padariau ir dabar pasidalinsiu, ką aš čia nusipirkau. Sakiau, Šnatino tenais labai geros kainos ir yra tam tikrų brandų, kurių parduotuvės aš niekada negaučiau. Yra labai daug lenkiškų brandų, net yra Margaritos produkcija, galiu užsakyti. Dar kas labai man patinka, ten yra labai daug natūralios kosmetikos, organiškos kosmetikos, ko irgi sunku rasti, pavyzdžiui, kokiam Boots ar Superdrug parduotuvėse, reikia gerai paieškoti. Pirmas dalykas, kurį noriu parodyti, tai yra paprastas rankų muilas ir 460 ml, dar 96% natūralios kilmės ingredientai, labai skaniai kvepia, patinka man tie tokie rudi buteliukai. Firmos Mixa Baby ir tai yra gelis skirtas plaukams ir kūnui. Tai produktą išbandėme netyčia per atostogas Lietuvoje, nupirkau, nes jam nuo dušo želės, kurią naudojame tuo metu, labai išsusėjo oda. 400 ml, nemaža pakuotė ir toksai gelis. Ypač dabar pradės lankyti baseiną, chloras, viskas, Magnus oda tikrai bus žymiai sausesnė negu įprastai. Tai šis dalykas turėtų labai padėti su tuo, nes jis yra linkęs į egzemą. Yra irgi iš Green Pharmacy firmos, taip pat kaip ir rankų muilas. Tai yra masažo aliejus. Nenoriu girtis, bet mano vyras daro geriausius masažus pasaulyje. Šiandien dar jokius, aš turiu tau dovaną. Nelabai išdžiaugiasi gavęs šią dovaną. Kvepia cinamonu, apelsino, gal kalėdom kažkuo. Nusipirkau masažo aliejus. Kaltininkas šio užsakymų yra plaukų dažai. Nusipirkau 3 pakuotės štai tokių Palet firmos dažų ir šiuos dažus esu išbandžiusi vieną kartą, tik bandžiau kitą spalvą. Kaštoninė spalva, bet mano spalva netrodo labai kaštoninė, nes ji labiau į tokį oranžinumą. Tai ką aš darau, kas kelias savaitės turiu iš Revlon tokius plaukų kaip kondicionierių dažantį ir jis yra labai oranžinės spalvos, toksai ryškus, šviečiantis oranžinis. Tai aš užsidedu jį kas į mėnesį kartą ir jisai priduoda to tokio ryžumo, oranžinumo tai spalvai. O, kačiukas bėga laukė, tas kačiukas. Eidė, aš pamatau katiną. Viskas pamirštu, kas vyksta. Pykas, kuris buvo mano pirkinių sąraše, nežinau, gal kokius 2 mėnesius, kad tai yra plaukų lakas. Retai naudojamas, bent jau mano atveju labai retai, bet būtinas turėti. Nusipirkau Vela Professionals Performance plaukų laką ir labai didelę pakuotę, 500 ml, manau, užteks man iki gyvenimo galo, nes aš tikrai tokio dalyko dažnai nenaudosiu. Kalbant apie plaukus, tai nusipirkau plaukų augimo serumą iš firmos, kuria buvau absoliučiai apsėsta, nes buvau atradusi blakstienų serumą ir firma vadinasi For Long Hair. Naudojau šį blakstienų serumą religingai po to, kai iškrito pusė mano blakstienų po blakstienų priauginimo ir aš ir šiaip turiu 5 ryžas ir nematomas blakstienas po priauginimo, tai ten iš viso nieko neliko. Jos buvo silpnos ir krito ir tiesiog buvo labai liūdna situacija. Tai man draugė parekomendavo išbandyti tą serumą. Tai šiaip yra tamsaus gymio, tai pas ją ir taip blakstienos buvo ilgės. Kai pradėjo naudoti tą blakstienų serumą, tai kaip priklijuotos, tiesiog veduoklės, tos blakstienos jos
paliko, buvo kosmosas. Tai jie man parsintė tą serumą iš Lenkijos, po to sužinau, kad galiu ir nusipirkti jų internetu. Dojo aš juos ir mano blakstienos labai atsistatė, pagerėjo, sustiprėjo, su tušu netgi matėsi ir aš buvau labai laiminga. Tai kol aš buvau tame puslapį, man iškrito šis dalykėlis ir kadangi tas blakstienų serumas buvo toks kosmosas, sugalvojau, kad išbandysiu, čia yra nuo plaukų slinkimo skirtas šaknų serumas. Žmonės pastebėjo 93% sustiprėjusius plaukus, kad mažiau krito, na, vienu žodžiu, labai geros statistikos ir žiūrėsime, kaip man seksis su šiuo dalykėliu. Noriu, kad plaukų būtų daugiau ir noriu, kad jie būtų storesni, nes, nu, va, dabar va, tokia ta ir kasytė pas mane. 3 mėnesiai darau tam tikrus dalykus plaukams ir jau pradėjau pastebėti skirtumą, nes, na, galva pilna antenų, atauginėja, va čia, va, labai pastebėjau, kad atsirado. Vienas dalykas, ko man trūko mano to plaukų rutinoje, tai yra galvos kažkoks serumas. Liukams aš turiu visokių produktų, bet man reikėjo kažko šaknims, tai va, užmačiau šį dalykėlį. Jeigu neriebalins, nieko blogo nedarys mano plaukams, manau, turėtų puikiai įsipaišyti mano plaukų rutiną. Tai Max Factoriaus pieštukas. Spalva 030, truputėlį užknisantis, kur reikia drožti. Nusipiešiu antakius. Tinka ir antakiams spalva, bet pirkau pravedimui. Turiu pieštuką pravedimui, bet labai teplų ir labai, kur palieki pandą po 10 minučių. Tai nusipirkau rudos spalvos, neprisimenu kokiais tenais brando, bet 15-20 minučių ir iš panda. Tai nebenaudoju jo, tai vat pamačiau šį, kainavo 2 eurai, galvoju, pabandysiu Max. Paskutinis produktas, tai yra Holika firmos Shimmering Petite BB. Tai BB kremas SPF 45, tai praktiškai saulės kremas su kažkokiu blizgučiu. Turėjo ten žalią pakuotę, mėlyną ir jie visi kažką kito darė, bet šis turėjo aukščiausią saulės apsaugą 45 ir švytėsi. Tai pagalvojau, kad šis vienas produktas pakeis mano 2 ar 3 rytinius produktus ir jeigu man jis tiks ir patiks, tai bus visiškai life-changing produktas, nes užsitepiu šitą ir gali eiti pro duris. 45 SPF-as suteikia švytėsi ir šiek tiek spalvos veidui. Nu, ko daugiau gali norėti. Aišku, nelabai mėgstu nešioti daug pudros ar šiaip kosmetikos, tai manau, man šis produktas bus tobulas pasirinkimas. Kvapas kvepia kaip Nivea kremas. Bandžiau ant veido tą BB kremą ir taip jisai atrodo. Suteikia tokį natūralų švytėsi. Žinote, kas įdomu? Jo tekstūra. Jis toksai gan riebus ir tirštas. Taip, aš tikiausi jo tokio šlapio ir kad lengvai pasisklaidys, bet jis toksai gan tirštas ir labai kreminis ir labai toksai maitinantis odą. Jausmas lyg naktinio kremo, toks šiek tiek riebus, kas turi riebesnę odą, manau, visiškai netiks, bet sausa odė, manau, tai yra labai fainas produktas. Oda jaučiasi tokia labai gerai pamaitinta. Įspūdis labai geras. Dabar reikia žiūrėti, ar mane nuo jo neišbers, neišmuš dėmėms ar dar kažko. Gerai, susitiksime greitai. Labas. Čeli, ką ten darai? Aš vagiau taip. Turim skanukų. Atvažiavom šiek tiek per anksti. Tai susitinkame mašinoje. Esame Tullamore miestelyje ir atvažiavome į vietą, kuri vadinasi Playtown. Planuoju juos čia atsivežti beveik metus. Vis kažkaip netvažiuojam. Tai vat šiandieną, kadangi Čerliukui mokykla uždaryta dėl mokytojų kažkokių kursų, tai pasiėmė Magniuką irgi nuo darželio ir šiandieną visi atvažiavome į būtent šią vietą, kur kėlėsi 7 ryto, tai turėjome šiek tiek tempti gumą ir ilgas labai buvo rytas. Nes šiaip būčiau gėmusi anksčiausią rytą, kokį turėjau ir važiavus, bet nebuvo, tai tik 12 valandą gavom vietą. Tai vat, atvažiavom, eisim pažiūrėti, kas čia viduje, labai geri atsiliepimai, labai įdomiai atrodo ir išsiaiškinsime, kas čia per vieta, kas čia per stebuklas, nes na, daug kas rekomendavo. Tai vat. Sisiuka. Sisiuka! Ui! Sutvarkykit man plaukus, išdžiovins. Labai gerai čia, kad yra aparatas. Ačiū. O tu man sutvarkyk plaukus, kol aš gersiu kavą. Vat, išdžiovins.
Man irgi lūpas padažys. Tu visą dieną čia dirbsi. Yes, you can have the cat. Okay, I go get them. Išgėrei? Nepatinka. Kas nepatinka? Visą laiką geri. Sosiai ir Garda patiko. Mama. Labiausiai patiko kur čiuožti ir Garda. Ką? Sumuštinį. Vaikai pietauja, valgo savo maistą iš dėžutės, ką turėjo neštis į mokyklą. Tai vakar pamiršau, kad šiandieną jam išeiginė, tai supakavau pietus, bet tie pietai labai pasiteisins dabar, nes tikiuosi, kad pavalgė. Dar dabar matau parkelį šalia eismą pasivaikščioti, tai manau, kad po viso šito jie bus pavargę ir pasnaus mašinai. Įspūdžiai geri, mes buvome tenais vieni patys ir po to tik pasirodė vienas berniukas. Ar būtumėm pusvalandį tikrai pabuvę, nes net nelabai spėjom viską apeiti, nes tiesiog užstrigdavom tam tikrose vietose ir pabūdavom ilgiau. Labai patiko, kad gali apsirengti, labai faini kostiumai apsirengti, viskas labai tvarkingai sudėliota, labai daug, labai įdomių visokių tų žaislų. Kas labiausiai patiko, tai kad dalis beveik viskas yra bėdiniai žaislai, kokybiški, jokių plasmasinių, jokių grojimų. Na, labai patiko iš tikro vaikams. Aš sušaliu kojas, nes reikia būti be batų, bet grindys žiauriai šaltos, tai dabar sėdžiu man ant tiek ledinės kojos. Kas nepatiko? Tai nepatiko tas dalykas, kad jie turi visai atskirą erdvę nuo 4 metų ir niekur apie tą erdvę neparašyta, kas ten ir kaip. Tai mes nuėjome tą erdvę ir pasakė, kad Magnus negali įeiti, nes jam nėra 4 metų ir, vienu žodžiu, negali jis ten net būti. Tai man su 2 vaikais nėra kaip persiplėšti, vieno nepaliks vienoje erdvėje, kito kitoje. Pasiemusi Magnus, neleidau jam žaisti su Lego, ką jis namuose visą laiką daro, kol Čarlis ten kažką pastatė. Tai nusprendėme, kad visi grįžtame pas mažuosius ir neiname į tą dičkio erdvę, o toje erdvė ten buvo tenais Lego, magnetukai ir tie Nox tos formelės. Tai pasižiūrėjom, ilgai nepabuvo. Na, mums 3 kainavo 25 € toks išėjimas 1,5 valandos. Tangi Magnus mažas, tai buvo dar pigiau, bet jeigu vaikai vyresni, greitai susidėtų, tai nėra labai pigus toks išėjimas. Gal dėl to ir buvo taip tuščia, nes iš tikrųjų mes vieni buvom ant viso pastato. Kas iš dalies buvo labai didelis pliusas, nes ramu, faina, nereikia dalinti žaislais, vaikai žaidžia ir maniški labai susigėsta, kai būna kitų vaikų tokiose erdvėse, Čarlis nebūtų rengęsis tikrai ir šiaip pradžioje jisai visai nenorėjo tenais būti, nepatenkintas, piktas, nesimovė tų drabužių, bet po to jau kaip pradėjo jam patikti. Tai va, tiek apie mūsų tokią išvyką. 4-5 metų yra idealus amžius tokiai vietai. Dažys. Tu čempionas?